Buvo ankstyvas rytas, aiškus, vaiskus, mėlynas dangus, saulė kyla didelė raudona, perkūno alėja skendi žalumoje ir gėlėse, ošia seni ąžuolai, birželis, vasaros pradžia. Mūsų sodina į sunkvežimį, staiga su veriančiu skausmu suvokiu, kad visą tai matau paskutinį kartą, kad visam gyvenimui atimti namai, gimtasis miestas, tėvynė, visa, kas buvo ir turėjo būti man gyvenimas. Sapnavau graudų verksmą sesučių, aimanuojantį klevą sode. Ir mačiau tėvą, einantį kūtėn. Šuns kaukimą girdėjau kieme. Sapnavau aš po tėviškės kryžium suklupusią mamą skausme. Ir pirmą snieguolę pražydus tėviškėliai darželio gale. Sapnavau aš suskilusi žiedą lygiai į 3 daleles.
Pabudau ir ašaros rieda, išveš mano šeimą, išveš. Išsipildė Stefos Daukšienės Večerskytės sapnas. Taip į mūsų protus ir širdis visiems laikams įsirėžė sielvarto stotis. Magadanas, Norilskas, Angarskas, Karaganda. Jūs ėjot, ir ėjot, ir ėjot, lydimi troškių vasaros dulkių, per lietų ir per liūtį, mindami nykų rudens purvą, brisdami žiemos gilų sniegą, kuri bėrė į veidus įniršusi vėtra, it negailestingas mirties sėjėjas, suverstus į atvirus sunkvežimius, kaip bulvių maišus, neapgintus nuo saulės kaitros, neuždengtus nuo it peiliais skrodžiančio lietaus, per varganą drabužį iki gyvo kaulo, per pašiurpusią odą iki širdies, kuri alpo nuo gėlos ir nuo skausmo. Jūs tampė ir tampė ir tampė po teismų sales, po karcerius, po kalėjimus ir po priverstinio darbo stovyklas, dvigubo žmogaus ūgio spigliuotom vielom aptvertas, kaip erškėčių vainikuotas. Jūs varė ir varė ir varė į šachtas, kasti juodojo aukso, anglies rudos, potašo ir druskos, ir vario į barakus, iš tėvynės šiltų namų, iš barakų į kolchozus, iš kolchozų į chemijos fabrikus, iš fabrikų į ligonines, iš ligoninių į mirtį. Jūs lydėjo, 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 šautuvais ir peiliais ginkluoti kareiviai, maitvanagiai ir šunės, utėlės ir blakės, badas ir ligos, šiltinė ir cinga, tuberkuliozė ir reumatizmas, drugys ir žarnų uždegimas, anemija ir atrofija. Jūs kritot ir kritot ir kritot, pakelyje į tremtį, koncentracijos stovyklose, ant lagerio narų baudžiamojoje karcerio vienutėje, teismuose po tardytojų smūgiais ir nuo sargybinio šautuvo kulkos, nuo maisto ir nuo bado, nuo kaitros ir nuo šalčio, nuo žmogaus sužvėrėjimo. Gerbiamas vyskupe, gerbiami politiniai kaliniai ir tremtiniai, mėly palangiškiai. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai. Lietuvių šeimos buvo tremiamos į Sovietų Sąjungos gilumą Sibirą. Tremtis neaplenkė nei vieno Lietuvos gyventojų sluoksnio, bet labiausiai
nukentėjo inteligentija, turėjusi aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusi nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo darbuose. Tremtis – tai vienas skaudžiausių ir tamsiausių Lietuvos istorijos puslapių. Mums belieka viltis ir tikėjimas, kad tai niekada nepasikartos. Gedulo ir vilties dienos minėjimo proga reiškiu pagarbą visiems pasipriešinimo dalyviams ir žuvusiems. Ačiū. Birželio 14 iš Lietuvos pajudėjo traukinių sąstatai, o jų gyvulinėse vagonuose iš Lietuvos į tremtį buvo išvežta per 30 000 žmonių. Tai buvo nutiestas kelias iš Lietuvos iki tolimojo Sibiro ir net už Polerės rato. Tai yra iki tokių vietų, apie kurias daugelis paprastų Lietuvos žmonių gal net nebuvo girdėję. Tai buvo kančios ir mirčių kelias. Tačiau žmonės meldėsi, galvojo, tikėjo, vylėsi ir tikėjimas praskaidrino jų gyvenimą. Maldos žodžiai padėjo ištverti sunkumus. Ir su Dievo palaima dalis jų grįžo. Susirinkome čia prie savo tremtinių kryžiaus ir prie žuvusių partizanų paminklinio akmens paminėti ir prisiminti visus ištremtuosius, tėvelius, mamas, vaikučius, senelius, brolius ir seseris. Kasmet mažėja 1941 juodojo birželio represijų liudytojų, o taip pat ir vėlesnių metų vežimo tremtinių ir politinių kalinių, galinčių pasidalinti savais prisiminimais apie patirtas kančias. Metai eina ir išsiveda žmonės anapilin. O jiems žydinčių gėlių žiedai ir žybsinčio žvakių liepsnelės mus nuteikia ramiam ir viltingam gyvenimui. Kaip tavo senių lelija, tebūna vėl namuos ramu, težydi Mėly broliai seserys, tremtiniai, politiniai kaliniai ir visi palangiškiai, kurie ir šį vakarą tokios reikšmingos iš tikrųjų mūsų Lietuvai sukakties proga susirinkote dar po pamaldų bažnyčia ir čia. Turbūt mes, kai žvelgiame, mes suprantame, kad šitame troškime kažkas tokio idealistiško ir šviesaus buvo šitos kartos gyvenime. Ir šiandien labai ko norėtume mūsų jaunai kartai palinkėti, kad būtent irgi būtų tie prioritetai. Taip, visi trokšta to geresnio, bet materialinio gyvenimo. Bet jis neturėtų būti pats pagrindinis prioritetas visų mūsų troškimas. Troškimas turėtų būti ne vien rūpinti savo gerbūvį, bet visų. Pirmiausia, savo tėvynės žmonių, o žvelgiant šiandien ir platesnių mastų, kad ir visų pasaulio kraštų ir tautų žmonės
taip pat galėtų normaliai, garbingai ir oriai gyventi, būti atvira širdis. Ačiū visiems už mūsų gražų susiėjimą, pasibuvimą. Šiame renginyje dalyvavo Palangos kultūros centro Šaulių vyrų choras Naglis, kolektyvas Mėguva. Ačiū visiems dalyvavusiems gerumo valandoje ir padainuokime.